Šiandien yra rugsėjo 25 diena. Skundas parašytas rugsėjo 1 dieną. Atsakymo negavau. Taigi parašiau dar ir rugsėjo 17 dieną. Dar vieną skundą Viktorijai Žvirblytei, tikėdamasi, kad jinai sustos vykdyti nusikalstamą veiką ir iš manęs atimti kiekvieną mėnesį po 170 eurų. Ar atsakys į šitą 4. skundą spalio pradžioj? Papasakosiu. O dabar dar vieną skundą, ką tik dabar parašiau, bet pirmiausia įdėsiu į YouTube, o tada įsiųsiu. Parodau, skundas yra. Ir aš jį turbūt skaitysiu ne per telefoną, tai greičiau perskaitysiu, nes man per telefoną yra sunku. Aš dabar jums parodysiu, kad tikrai šitą skundą skaitysiu. Tai va, parodau dabar iš tikrųjų ir aš jį perskaitysiu. Skundas. Dėl to, kad Viktorija Žvirblytė, Marijampolės NDNT vedėja, nustatė didelį darbingumą 55 procentų neobjektyvus, buvo suklastotas sprendimas dėl darbingumo lygio vertinimo 2023-06-28 numeris STS 3559 Marijampolė ir patvirtintos neteisingos vertinimo kriterijų netitinkančios išvados dėl darbingumo lygio nustatymo. Viktorija Žvirblytė, NDNT vedėja, suklastojo dokumentus apie mano sveikatos būklę. Remiantis suklastotais dokumentais buvo patvirtinta neteisingos ir nustatytos kriterijų netitinkančios išvados dėl darbingumo lygio. Dabar aš jums noriu parodyti, kad darbingumo lygis nustatytas 55 procentai. Ir jinai nusprendus iš manęs atimti po 170 eurų nuo 2023 balandžio 27 iki 24 metų balandžio 26. Taigi tęsiu toliau skundą skaityti. Aš prašau patikrinti šią Marijampolės NDT vedėją, jos klastojimus dokumentus apie mano sveikatą ir išsiaiškinti, kodėl klastojo. Sveikatos dokumentais jais disponavo, vykdė nusikalstamą veiką ir atima kiekvieną mėnesį po 170 eurų. Jeigu būtų teisingas nustatytas nedarbingumas, aš gaučiau kiekvieną mėnesį po 340 eurų. Stažas būtinasis 30 metų. Per 5 mėnesius netekau 850 eurų. Gegužės, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis. Ši suma kiekvieną mėnesį didės. Kai prekybos centre žmogus pavagia už daugiau 150 eurų, baudžiamoji atsakomybė. O Viktorija Žvirblytė, suklastojus sveikatos dokumentus, disponuodama jais, gali iš manęs paimti kiekvieną mėnesį po 170 eurų.
Stabdykite ją. Stop nusikalstamai veikai. Jau jie iš manęs atėmė 850 eurų. Prašau, patikrinkite, kiek Viktorija Žvirblytė sergančių žmonių padarė sveikais 55 procentų darbingais. Ir iš jų vis atima po pusę netekto darbingumo pensijos. Tai labai žiauru. Ar žino Europos komisija? Jinai kiekvieną dieną sergančius paverčia 55 procentų darbingais. Dabar kitą pusę skaitau, taigi irgi parodau, galit pažiūrėti, kad tikrai skaitysiu šitą skundą toliau tęsiu. Taigi tęsiu toliau šį skundą. Padėkite sergantiems, neleiskite Viktorijai Žvirblytei taip žiauriai elgtis kiekvieną dieną. Per 4 metus aš netekau iš NDT vedėjų 7704 eurų. Kauno Šmitas 2472 eurai. Alytus Artūras Miciulevičius 3192 eurai. Kaunas Rimvydas Grigaliūnas 1190 eurų. Marijampolė Viktorija Žvirblytė 850 eurų. Apie visus NDT vedėjus yra YouTube Nijolė Mockevičienė. Labai svarbus dokumentai sudėti YouTube. Dėl šių pinigų 7704 eurų kreipsiuosi į EŽTT. Europos komisija turi žinoti, kaip Lietuvoje žiauriai elgiamasi. Kiekvienas NDT vedėjas padaro sergantį sveiku iš daug ligų ir atima po pusę netekto darbingumo pensijos. Tai, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija negalioja žmogaus teisių konvencija, kurioje parašyta, žmogaus kankinti badu marinti negalima. Tai po pusę netekto darbingumo pensijos negali atimti. NDT vedėjai klastodami sveikatos dokumentus ir jais disponuodami. Aš manau, kad mano skundas bus išnagrinėtas ir atsakymus gausiu į elektroninį paštą. Taigi, kai šitą skundą gausiu, taip maždaug po 20 dienų, jis parašytas šiandien 25 dieną, turėčiau gauti po 20 dienų, tai dar bus skundas parašytas prezidentu. Prezidentai neskaito, bet skaito jų patarėjai. Tai bus labai svarbu ir jų nuomonė, prezidento nuomonė apie šią Marijampolės NDT vedėją, kuri kiekvieną dieną klastoja sergančių žmonių dokumentus, sveikatos ir atima po pusę netekto darbingumo. O tada gavus šitą ir iš prezidento atsakymą, visi surinkti atsakymai bus siunčiami ir ten gal šią NDT vedėją sustabdys daryti nusikalstamą veiką ir atimti iš sergančių po pusę netekto darbingumo.